kelionė į kapines. Aš žinau, kaip tas. Tu eini? Viskas, aš kai išeisiu iš šitos teritorijos pradėsiu šikt. Va, iš naujo. Nu, žodžiu. Prie sovietų, nu, žinai, tipo prie sovietų valdžios, jisai, nu, ten, tipo, dirbo tokį kaip ir sunkvežimių vežėjų ir panašiai. Jisai, nu, ten, tipo, dirbo tokį kaip ir sunkvežimių vežėjų ir panašiai. Nu, žodžiu, ir kaip ir kiekvien dieną, jisai taip, žinai, su savo gruzavyku varą, žinai, keliu. Viskas tvarkoja, ir, žinai, tokia babutė, žinai, iš kapinių išėjus, nu, tokia, žinai, nu, stop. Kaip darom, jeigu pamatom laukose bėgantį čiuvelį su kirviu į mus? Bet jisai nezūmina, ne? Ne, nezūmina. Tokia, žinai, nu, stop, žinai. Nu, ką, žinai, jisai mato aikštelį stovi babutė, jam kažką reikėjo dar toj stoteliai. Įsuko, ten kažką susitvarkė ir grįžta jisai ten visus reikalus susitvarkės. Žiūrė, ta babutė tebe stovi, prieina ta babutė prie jo, taip sako, nu čia gal galit pavežti, gal, sako. Ne, pirmą netikėjau, o vėliau tipo paaugo ir tipo... Klausyk, kaip peršikau. Filme. Aš tą gyvenimą galvoju, kad Saulius mano tėtis. Pinigų maždaug čia turiu, čia rublių, žinai, traukia, čia deda, sako, nereikia, nu ką, man čia, žinai, tipo pakeliui galiu pavežti. Nu, žodžiu, ta babutė ten, žinai, tas kastuvas, ten, visas gervelis, atsimeta, žinai, tą į sunkvežimį, viskas tvarkoja. Važiuoja, žinai. Pagavau. Pašviesk va ten. Va ten. Kur? Ir atrodo, kad kažkas stovi, kažkas balta. Klausyk. Ai, va, ten bliūdas. Kibirai. Tu savo. Ačiū Dievui. Mašinas, va, vienas metu. Jis ir nuo senumo iš čia taip ištrešėjo. Man tai baisu. Važiuoja, žinai. Ir kažkaip, sako, ta babutė, tai davai, gal gali sustoti, žinai, tipo, prie kapinio, čia labai staigiai, ten, tipo, žvakelės uždegsiu ir grįžtu. Iš jų? Ne, mes artėjom tą gazų. Viskas, Jokių balų. Nu, sako, sumokėsi, viskas, nu, okei, sako, nu. O ją ne prie kapinių paėmė? Jo, paėmė. Nu ir žodžiu, sustojo jisai, sako, aš prie kitų kapinių? Jo, nu ir maždaug sustojo, ta babutė išvarė, ten laukti jo, nu, tas dėdukas, žinai, tas senelis laukia, žinai, sėdi, žinai. Dabar va čia. Jau žiūri, ten 10-20 minučių praeina ir taip, nu velnio, na, čia jau kaip reikia, žinai, namo grįžti, tipo, žmona gi laukia ir panašiai. Ai, sako, velniop, sako, tos rublių, sako, dzin, sako, važiuoju. Nu. Važiuoju. Vienas 8-7. 6. Du. Kryžius. Važiuoju. Ir čia pas mus Telšiuos, nu čia viskas vyko Telšiuos. Ir čia prie tokios mažosios bažnytėlės. Jisai važiuoja čia į kalną ir yra pakalnė tada. Nu, jisai leidžia tą pakalnę ir pyš, žinai, taip, prieš jo mašiną, taip, vup, tą babutę, taip. Bet rimtai, kiek nedaug jau gyvena. Žiūrėk, net metų. Labai kryžius, tai ar jis nulaužtų? Ant stabdžių ten, prie pat, žinai, taip, grinai, va, prie pat sustoja, žinai, tą babutę, prieš babutę čiut nenutrenki. Ta babutė, taip, žinai, atidaro durį, sako, o tai kodėl nepalauki, tas, taip, žinai, pasimetęs čia. Va. Čia tokios senos kapinės. Žiūrėk, net metų. Aš galiu ką nors įsikabinti, ką man aistė. What the fuck, žinai, maždaug. Tai sako, tai dar galėsiu pavežti, nusėsk, sako. Nu ir vėl, jinai tos kastuvėlius susimetė, ten, žinai, tą gruzavyką, tai, taip, žinai, jisai vairuoja tą sunkvežimį, taip, vairuoja, žinai. Ir taip nesmagu jam, žinai, visgi ten taip padarė, žinai, pyst paliko jie kažkur kapinėse. Kaip nors atsargiai praeina. Ei, pala. Neina per čia. Aš palikau vartelius. Pačią vieną tą babutę. Nu velniau, taip, žinai, nesmagu kažko, tai pokalbį, reikia rekst kažką tokio maždaug.
nu, čia, žinai, maždaug, tai bando ten, sako, nu tai kaip, tipo, sako, gal, nu, tipo, ar susitvarkyti tą kapą, tai taip, atsisuko, taip!